Pirmieji šūviai nuaidėjo apie 8:30 ryto. Kauno senamiestyje gyvenantis į darbą skubantis teisėjas kaip tik buvo išėjęs iš namų ir jau įsėdęs į savo automobilį. Spėjama, jog žudikai inscenizavo eismo įvykį. Teisėjo mašina iš kiemo judant atbulinė eiga, į ją atsitrenkė kitas automobilis. Jonui Furmanavičiui išlipus pasižiūrėti, kas įvyko, į jį paleisti šūviai. Nieko, žinokit, nemačiau, tik norėjau išvažiuoti, galvojau, kaimyno mašina stovi, paskui nesupratau, greitoji atvažiavo. Ir ką, paskui matau, kad kaimynas guli su 2 šūviais. Čia kažkur galva, man atrodo, čia. Šautiniai sužalojimai yra ne vienas. Ar tiesa, kad 4? Netiesa, nereikia jokių spėlionių, viskas yra, tik taip matot, lietus lyja, mes patikslinsim visą informaciją, bet yra ne vienas. Pareigūnai įtarė, jog šaudyta iš baltos spalvos seno modelio Volkswagen Transporter markės krovininio automobilio. 47 metų Jonas Furmanavičius teisėsaugos srityje dirbo daugiau kaip 20 metų. Pastaruosius 7 metus jis teisėjavo Kauno apygardos teisme. Jono Furmanavičiaus darbo pobūdis – baudžiamosios bylos. Pastaruoju metu Jono Furmanavičiaus pavardė buvo linksniuojama ir pedofilijos skandale. Kaunietis Drąsius Kedys išsiuntinėjęs kelius šimtus kopijų filmuotos medžiagos ir laiškų Joną Furmanavičių ir dar 2 vyrus kaltino savo mažametės dukros prievartavimu. Jis labai pergyveno. Dėl šito jisai pats skyriui mūsų eiliniam susirinkime, jis pats save atribojo nuo šitų dalykų. Mes jam patarėm kreiptis į generalinį prokurorą, nes prieš teisėją tik tai generalinis prokuroras gali inicijuoti baudžiamąjį persekiojimą, kreiptis į generalinį prokurorą ir tenai pabandyti išsiaiškinti tą situaciją. Tai, kad teisėjo nužudymas gali būti susijęs būtent su kaltinimais pedofilija, patvirtino po poros valandų, Vaišvidavoje nuaidėję šūviai. Savo namuose nužudyta Drąsiaus Kedžio buvusio sugyventinė sesuo Violeta Naruševičienė. Moters kūną rado iš mokyklos grįžusi dukra. Mergaitė parėjo iš mokyklos ir bėgo verkdama, ir pasakė, moteriškė paklausė, kas atsitiko, mamytė guli va negyva, sako va. Paskiau čia mane pakvietė, aš nubėgau, pažiūrėjau, aš galvoju, gal sakau, apslabus, ar kas, ar kaip, žiūriu, kad guli aukštienį, kad ateka. Prie mirusios moters aptiktas ir šaunamasis ginklas Bereta. Antrojo nužudymo vietoje buvo surastas ginklas, kuris priklauso piliečiui Drąsiui Kedžiui, gimusiam 1922 metais, gyvenančiam Garliavoje. Šiuo metu mes jums parodėm nuotraukas Drąsiaus Kedžio, kurio ieškom kaip vieno iš pagrindinių įtariamųjų dėl šių nužudymų. Ar moteris ir teisėjas nušauti iš to paties ginklo dar tikslinama. Paaiškėjus, jog ir ieškomas automobilis priklauso bendrovei, kurioje dirba Drąsius Kedys, nebejojama, jog abu įvykiai susiję. Pareigūnų duomenimis iš savo namų pasprūkęs ir ieškomas Kedys gali būti ginkluotas. Apart ginklo surasto vieno iš nusikaltimų vietoje, dar jau turi, jo vardu dar yra išduotas dvivamzdis Winchesteris 12 kalibro šautuvas. Todėl visus žmonės, kurie atpažintų šitą asmenį parodytą nuotraukoje, nedelsiant prašome pranešti į policiją ir būti atsargiais. Drąsius Kedys išviešinęs pedofilijos istoriją tarp kaltųjų minėjo ir dar 2 vyrus. Tuomet jis teigė, jog bausmės turi būti paskirtos ir neva savo dukras pardavinėjusioms jo buvusiai sugyventiniai ir jo seseriai, bei dar 2 neva tyrimą vilkinantiems Kauno prokurorams. Reporterė Kristina Karlonė, Kaunas.